Labas. Sveiki visi. Labas. Normaliai atrodo pagaliau. Pagaliau vaidinu normaliai, manau, apsigipai. Ačiū. Gerai, tai pirmas klausimas iš Rimantės, kuria yra 16 metų. Kodėl vaikinai žiūri tik į lieknas paneles? Nes tai mūsų manimų yra gražu. Lieknos prisižiūrinčios merginos, kurios sportuoja, tobulina savo kūną, visada yra gerai. Labai gerai. Ačiū Jums, merginos. Koks tavo vardas? Viktorija. Viktorija? Viktorija, ar draugautumėt su jaunesnė mergina iš ne savo miesto? Nu, kodėlgi ne? Jo, aš draugavau su klaipėdiete. Ir Vilnietė? Nedraugavau. Bet tai... Tai aš draugavau su klaipėdiete, tai šiaip nebuvo problemų iš tikrųjų, kol neprasidėjo mokslo metai. Tai va. O Tauras irgi draugavo su klaipėdiete. A, ne? Taurai. Gerai, sekantis klausimas. Taip. Koks merginos elgesys labiausiai nepriimtinas merginoms? Tai lengvabūdiškumas. Durnumas? Durnumas? Nu. Tau nepatinka durnos merginos? O tau labai. 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 Ieva, 16 metų. Ką manote apie rūkančias merginas? Jei mergina būtų be trūkumų, be trūkytų, ar sutiktumėte draugauti? Manau, kad taip, bet stengčiausi, kad pasišantų tas žalingas ypač. Ką veikim? Taurai? Lukrecija, 17 metų. Gražus vardas Lukrecija. Lukrecija. Ar laikote save žvaigždėmis? Ar jums lengva susirasti merginą dėl to, kad esate dainininkai? Gal net sunkiau? Aš manyčiau, kad taip. Jo, labai dažnai būna, kad merginos sako, kad mes pasikėlę, kol nepradeda bendrauti. Tai nesakykit, nesusidarykit nuomonės iš anksto ir nesakykit taip. Mes draugus. Giliai širdyje. Gintarė, 16 metų. Kaip vaikinui subtiliai pasakyti, kad jauti jam simpatiją? Galima pasakyti, aš jaučiu tau simpatiją. Bet galima pasakyti, ei, aš jaučiu tau simpatiją. Tai nežinau, kuris čia tas subtilesnis būdas būtų. Man tai abu priimtini. Ar gauna daug klausimų? Kodėl nusprendėt viešai atsakinėti, nebijot, kad visi užjuoks? Tai mus ir taip visi užjuokia pastoviai. Tai jos laukiam daug klausimų. Per pirmą savaitę gal buvo 300, per antrą savaitę 700. Tai visai džiaugiamės. Ačiū Jums už klausimus, siųskite juos toliau. Viktorija, 15 metų. Dabar tau klausimas bus. Kiek turi būti metų paneliai, kad tu su jie draugautų? Tai dabar, kadangi Taurui yra 17, tai jisai draugautų su 16 metų ar 15 metų dar. Tai va, taip kad visas rašykit Taurą. Visas rašykit Taurą. Koda 17 metų. Mums labai sunku suprasti šitą klausimą, bet mes jį atsakysime kaip dainavimo prasme. Tai idealas yra Robis Williamsas. Grupė. Maroon 5. Iš tikrųjų yra daug gerai dainuojančių žmonių. Aušra, 15 metų. Labai noriu turėti jūsų numerius. Jei parašysiu į Facebooką ar pasakysit man jų lasą. Labai prašau. Mums iš tikrųjų labai baisu, kad tu po to pradės dalyti savo draugėms ir panašiai visoms, visiems draugams gal. Kažkaip nesupyk, bet mes turim susipažinti šiaip kažkaip, o po to gal ir duosim savo numerius. Taip, Modestas, 17 metų. Labai keista, kad nie vienas neturit panelės. Ar galėtumėt pasakyti kodėl? Laiko trūkumas ar nerandat tinkamos? Po skriptum, aš irgi vieniša. Tai nerandam tinkamos. Nerandam tinkamos. Mes vis laukiam, bet jį medžioja ant balto ponio. Ant balto ponio. Justė rašo, Audriui, 17 metų. Audriu, tu man žiauriai patinki. Nežinau, Justė. Bėgti iš tolo. Audriau! Tikrai? Jeigu nors pamatysi gatvėj, tai bėgti ir šauk. Audriau! Ir aš atsisuksiu. Gabrielė, 16 metų.
ar draugautumėte su apkūne panelė? Nu tai vėl tas pats, nu. Nu tai, tas pats. Draugavę, kaip manote, kodėl vaikinams nepatinka apkūnios? Nu mes jau sakėm, normalu, nu. Sakėm mes jau, kad visada dedam pliusą merginoms, kurios sportuoja. Taip. Plius. Karolina 16 metų, kuriam Lietuvos mieste gyvena pačios gražiausias merginos. Aš dedu pliusą už Kauną. Plungai. Kaunas. Kaunas. Plungė. Iš Kazlų Rūdos, Marijampolė. iš Klaipėdos, Ir iš Klaipėda. iš Marijampolės. Marijam. Gerai, rašo Eva, 18 metų. Kokių panelių ieškot? Kokia yra jums pati tobuliausia mergina? Megan Fox. Megan Fox. Megan Kokį Fox. pavyzdį duosit? Palauk. Megan Fox. Palauk, Megan ta Fox. ukrainietė, kur dainavo Eurovizijoj šiais metais. Nežinau, bet... Aš irgi nežinau. Labai gražiai primena Sheryl Cole. tokią Va, maišytę. Sherry Calder. Sheryl Cole, po to Jessica Nicole Alba. Scherzinger, Jessica Alba. Alessandra Ambrosio ir Adriana Lima ir visos kitos Victoria's Secret. Jo. Kristina 16 metų, ar esat širdžių ėdikai? Kuris iš jūsų turėjo daugiausiai merginų? Aš nežinau, ar tu ar jisai? Nu, mes su Tauru konkuruojam. Čia kuris iš mūsų turėjo daugiau? Reikėjo skaičiuoti. Aš daug. Gal kitą kartą, kai pasiimsiu skaičiuoti. Jei pirštus suskaičiuoji, tai aš tikrai daugiau. Ne, gal aš neskaičiuosiu. Mes su Tauru neskaičiuosiu. Bet mes nesam širdžių ėdikai. Ne. Ta prasme, mes vis nesrandam tinkamos. Jos mus vis skaudina. Skaudina. Taip. Skaudina. Liveta, 15 metų, kada bus jūsų pirmi kartai? O ką jau buvo? Čia jau Liveta. asmeniška. Kiek tuo metų? 15. Wow. O Liveta, tau buvo pirmas kartas, ar ne? Jo. Nusifilmuok ir atsiųsk mums. Jo, atsiųsk mums atsakymą. Mes įkelsim į YouTube, gerai? Ačiū, Liveta. Milda, 15 metų. Kodėl vis atsakot, kad nemėgstat būti lyginami su One Direction? Juk jie žvaigždės. Tai gal dėl to, nes mes Bet nesam. jie nesam mes. Mes šiaip nenorim niekada būti lyginami su One Direction, nes mes esam mes, o jie yra jie. Taip. Ir mes panašus tik tuo, kad irgi esam boy bandas. Nedaugiau nemačiau. Tai ačiū visoms merginoms už jūsų klausimus! Ačiū! Jūs buvo nuostabios ir mes laukiam jūsų klausimų toliau. O kitą savaitę mes jums turime paruošę staigmeną, mes sudainuosim vieną labai žinomą dainą. Bet nesakysim jos pavadinimą. Labai žinoma. Nesakysim Mes jos nežino pavadinimą. tiesiog. Iki kitos savaitės. Mylim. Ja. Ate.